Dėmesio visi, kas nori sužinoti sklendimo kaip paukštis subtilybės. Tai žinutė jums. Šiandien mes kalbiname VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto aviamechanikos 4. kursą Tomą Talijūną, kuris mums papasakos apie skraidyklės. Šis kaip tavo gyvenimas susijęs su skraidyklėm, kokia yra tavo patirtis? Su skraidyklėm yra tokia patirtis, kad turiu motorizuotą skraidyklę, tokia susikrovęs. Tai sparną kaip ir nusipirkau, ten šiek tiek modifikuoti, sustiprinti reikėjo ir tada tą visą vežimą vadinamą susikonstravau, ten variklis, taip toliau ir skraidau šiek tiek. Tai galima gal iš karto atskirti, kur yra motorizuotas ir laisvas skrydžio. Laisvas skrydžio tai yra tiesiog grynai sparnas ir po to sparnu žmogus pasikabinės ir tada arba nuo kalno šoko arba iš šiltų į kas nors ištempia ir skrendo. Principas šito daikto yra, tai jisai, kad, kaip čia, nežinau, gal supras žmonės, kad neturi aerodinaminių vairų, tai reiškia, valdosi kilnojant svorio centrą. Tai motorizuota skraidyklė irgi principas tas pats, tik tai, kad jinai irgi, turi variklį, tai jau jai nereikia nuo kalno šokti ir gali pats nuo žemės pakilti. Tai dabar įsivaizduokim, kad moksleivis nusprendžia pasidaryti skraidyklę. Jo. Kaip jis turėtų tai padaryti? Kaip jis turėtų tai padaryti? Tai gal geriausia visų pirma jam būtų nuvažiuoti į aeroklubą kokį nors, pasižiūrėti, kaip žmonės skraido, pasikonsultuoti, kas per daiktus ir taip toliau. Ir tenais yra tų visų labai senų skraidyklininkų, kurie nuo pradžios, galima sakyti, tuo užsiema, bet aišku, šiais laikais tą sparną, patį sparną tai daryti nelabai apsimoka iš tikrųjų, nes tai yra, jį kokybiškai padaryti yra gan sunku. O tą jau patį vežimą, tą vadinam, jeigu skraidyklė motorizuota, tenais jau galima konstruoti, bet tai tiesiog pasikonsultavimas. O dar sakai, kad reikia siūti gerai. Tai čia jeigu darytum sparną, nes ten ta burės pasiuvimas tas yra pats gudriausias dalykas, nes ten iš esmės tas rėmas yra keli vamzdžiai tiesiog, tai pakankamai nėra sudėtinga, bet esmė burė. Dėkui labai tau. Nedaug ką.